Sveikučiai, šiandien kepam įdomesnį kepsnį, jauno paršelio nugarą su kaulais ir oda. Marinavimui naudoju druską, granuliuotus česnakus, čili pipirus, taip pat saldžią papriką, juodus pipirus ir granuliuotus svogūnus. Saldžioji paprika ir svogūnai granuliuoti suteikia papildomai tokio saldaus skonio, kas kiaulienai labai tinka. Šį kartą pasitaikė tikrai įdomus kepsnys, tai toks nestandartinis. Tai yra ir šonkauliai kartu, ir nugarinė, ir kartu dar ir su oda, tai tikrai įdomus kepsnys pabandyti kepti. Klausimas tik išlieka, kaip jį paskui pjaustyti. Kadangi tai yra jauno paršelio mėsa, tai aš palieku šonkaulių membraną vadinamą ir tiesiog gausiai įtrinu prieskoniais viską, netgi ir kaulus, tam, kad per naktį pasimarinuotų ir mėsa įgautų tiek skonio, tiek suminkštėtų papildomai. Kadangi kepsnys yra didesnis, tai kepsiu didesniam kamade ir naudosiu netiesioginį būdą, tai yra deflektorių ir tada kaip deflektorių dar papildomai ketaus plokštumą, taip pat groteles. Ketaus grotelės bus reikalingos išsikepti bulves, kurias kepsim kartu su mėsa, kad išnaudoti kamado erdvę. Jeigu ankstesnis kepimas nebuvo labai ilgas, tai užtenka tiesiog truputį išvalyti pelenus ir galima pridėti naujų anglių ir kurti kamadą iš naujo. Viską nuodugniai išvalyti galima ir ne kiekvieną kartą. Pridėjus naujų anglių kuriu uždegtuką ir kaitinsiu kamadą iki maždaug 100 laipsnių Celsijaus, po to dėsiu visus priedus į vidų. Kai tik uždegtukas baigia degti ir anglis įsidega, kamadas po truputį šyla, galima dėti sistemą kartu su grotelėmis, deflektoriais ir visais kitais priedais. Papildomai dar uždarau skylę, kuri man atrodo yra nereikalinga ir gali tiesiog per ją svilti mėsa tam tikroje vietoje, tai įdedu gabaliuką folijos. Palaukiu, kol kamado temperatūra stabilizuojasi ties maždaug 100 laipsnių Celsijaus. Visi sudėti priedai kepimo dar nespėja šilti, bet jau galima dėti bulves, nes bulvės yra žalios ir tiesiog nuplautos paprastos bulvės, be jokių prieskonių. Aš jas dažnai pasikepu kartu su kažkokia mėsa, jeigu kepa ir yra vietos. Padedu, nes jų kepimo laikas yra gana ilgas. Kol kepa bulvės, jau iš karto pasiruošiu mėsą, tai šiuo atveju nuvalau odą nuo prieskonių, kad jie nesusviltų. Ir planas yra išsikepti kepsnį kartu su traškia odele, jeigu pavyks. Įdėjus bulvės kamado temperatūra iš karto pakrito, bet iš karto dedu kepsnį. Ir tikslas yra jį parūkinti pradžiai pradedant nuo šalto rūkymo ir baigiant jau karštų rūkymu ir kepimu pabaigoj. Kadangi tai jauno paršelio mėsa, tai norėjau subtilaus dūmo, aromato, dėl to dedu pagaliukus tik tai į apačią, nededu į vidų tarp anglių. Tam, kad laiku nuimti mėsą, neperkepti, nes kepam ir nugarinę kartu, tai naudoju termometrą ir tokiu atveju temperatūra turėtų pakilti iki maždaug 65 laipsnių. Viso kepimo metu bandau palaikyti apie 150-160 laipsnių temperatūrą. Kepat bulves ar kažkokias kitas daržoves kartu su mėsa, reikėtų jas laiks nuo laiko pavartyti, tai šiuo atveju tiesiog maždaug po 15-20 minučių apverčiu bulves ir kepu toliau. Kadangi mėsos gabalas yra pakankamai didelis, tai aš bandau dar jį šiek tiek irgi apversti, tam, kad kuo tolygiau keptų. Kai bulves patikrinu su kažkokia šakutė ar kitokio aštriu daiktu, jos lengvai prasiduria, galima jas nuimti. Skonis yra panašus į lauže keptų bulvių. Termometras rodo, kad mėsa artėja prie pabaigos ir planas buvo pakepti dar papildomai odelę, tai šiuo atveju dedu tiesiog ant odos ant atviros liepsnos. Tuo pačiu leidžiu kamadui truputį daugiau pakvepuoti, kad būtų didesnė kaitra. Turiu pripažinti, kad šita kepimo dalis ne visai pavyko, tai truputį gavosi svilėsis, bet kepsnys liko sveikas. Nuėmus didelį bet kokį kepsnį, reikėtų duoti jam truputį praaušti ir kartu šiluma, kad pasiskirstytų viduje, tam, kad jisai būtų sultingas ir skanus. Po maždaug 15 minučių jau galima mėsą pjauti ir taip mažiau išvarva skysčių. Tik šiuo atveju pjauti yra pakankamai sudėtinga, nes yra su visų kaulu, su nugara, tai teko šiek tiek pagalvoti, kaip tą padaryti. Nutariau šonkaulius palikti, tiesiog nupjauti nuo šonkaulių mėsą ir po to šonkaulius suvalgyti atskirai. Tikrai gavosi labai nebloga mėsa, tikrai skani, sultinga
Ir vienintelis trūkumas tai kad odelė neplikepė taip, kaip norėjau, bet labai įdomus kepsnys ir labai rekomenduoju pabandyti. Skanaus ir iki kito karto.